Guru saugo nuo klaidos. Jogos tradicija sako, kad be mokytojo vedimo dvasinis ieškotojas pasiklysta savo proto labirintuose, iliuzijose, saviapgauliai ir dvasinio ego spąstuose. Guru, matydamas mokinio sąmonės kelią, padeda atpažinti, kur baigėsi tiesa ir kur prasideda asmeninė interpretacija. Kai mokymas apsireiškia per gyvą tradiciją, jis yra apsaugotas nuo iškraipimų, supaprastinimų ar paviršutiniškumo, kurie dažnai ištinka savarankiškus kelius be šaknų. Mokymai be vedlio, be paramparos, gyvos mokytojų grandinės gali atrodyti patrauklus savo laisvę ar individualumu, tačiau dažnai jie tampa proto konstrukcija, o ne sąmonės patirtimi. Be tikro vedlio žmogus linkęs kurti mokymą pagal save, pagal savo ribotą supratimą, o ne pagal amžinai principą ir tiesos buvimą. Toks kelias veda į ribotą savęs pažinimą, tačiau neveda į savirealizaciją.